Sveiki, esu Antanas Naujokas, Akmenės seniūnas, jau pusę metų kaip seniūnauju Akmenėje. Šiais metais atlikta nemažai darbų, aišku, visada norėtųsi, kad tų darbų būtų atlikta daugiau. Tačiau jau šiandien galime pasidžiaugti skulptoriaus Antano Adomaičio nuostabia kompozicija Trijų išminčių centrinėje Akmenės aikštėje. Akmenės bendruomenės iniciatyva bus įgyvendintas apšvietimo projektas, jau tuoj pat pradedami darbai ir iki gruodžio mėnesio pradžios bus Akmenės aikštėje skulptūrinio kompozicijų meninis apšvietimas įrengtas. Vasarą nemažai pasidarbuota su kaimo kelių atnaujinimo programa. Tai tikriausiai žmonės pastebėjo, kad atsirado patogesni privažiavimai prie sodybų, patogesni važiavimai per kaimus žvyrkeliais turiu omenyje. Aišku, galbūt norėtųsi daugiau, norėtųsi ir asfalto kažkur tai, norėtųsi dar kažką pagerinti. Na, bet akmeniškiai turėtų taip pat pastebėti, kad atnaujinta Kasakausko gatvė, įrengti nauji šaligatviai, įrengti suoleliai. Nemažas darbas atliktas Akmenės kapinėse, tai yra pašalinti seni pavojų keliantys medžiai. Dabar, kai keičiantis klimato sąlygomis atsiranda didelės vėtros, tai tikrai tas būtina buvo atlikti, kad nekeltų pavojaus. Atnaujintas takelis pėsčiųjų dviratininkų į naujasias kapines, naujose kapinėse išpiltas naujas kelias, kad būtų patogiau ten atvykti. Na ir reikia būtinai paminėti bendruomenės. Tai turime nuostabias aktyvias bendruomenės Akmenėje, Jučiuose, Agluonuose, Gailaičiuose, kur yra tikrai iniciatyvių žmonių ir tas matosi pagal naujai teikiamus projektus, pagal gyventojų iniciatyvas kitiems metams. Kiek galėsime, tai skirsime ir lėšų ir darbų, kad jūsų iniciatyvos būtų įgyvendintos. Dar reikia pristatyti Akmenės bendruomenės iniciatyvą įrengtą disk golfo aikštyną. Tai vienas iš daugelio tokių aikštynų Lietuvoje, vienas iš profesionaliausių. Šiemet tik tai vasarą atidarytas, tai vyksta retkarčiais varžybos, gali atvykti ir mėgėjai, kreiptis į Akmenės bendruomenę. Čia yra toks daiktas, kur mėtomos lėkštės, trasa apima, kiek pamenu, virš 4 km, tai nuostabiam laiko praleidimui, aktyviam sportui, pabuvimui gamtoje, rankos taiklumo išbandymui. Tai noriu paskatinti ir kitas bendruomenės. Rašykite projektus, domėkitės, jeigu reikės pagalbos, ateikite, tikrai padėsime, kad tokių puikių projektų įdomesnių atsirastų Akmenėje kuo daugiau. Kaip ir už manęs matote nuostabų Dabikinės dvaro pastatą, kuris yra intensyviai atnaujinamas. Atsidaro dvaro durys. Greitai bus Dabikinės dvaras paruoštas lankytojams. Na, tas greitai gal praeis 1-2 metai, bet galite įsivaizduoti, kaip čia bus nuostabu, koks čia bus kultūros centras, čia galės akmeniškiai ir svečiai rinktis ilgomis sukniomis, su smokingais, iškilmingoms vakarienėms, kultūriniams renginiams. Tai labai tikrai džiugu, kad Akmenės seniūnija tokį turi nuostabų objektą. Reikėtų paminėti, kad yra rengiamas ir dvaro parko projektas, tai atgims ir dvaro parkas su nuostabiomis alėjomis, su suoleliais, su takeliais, su gėlynais. Tiesiog reprezentuos mūsų Akmenės seniūniją. Dabar laukia didelis darbas, pasiruošimas Kalėdoms. Tai šiemet tikrai Akmenė turės nuostabią eglę, nuostabų aikštės papuošimą, tikrai galėsite visi pasidžiaugti. Na, o tuo pačiu belieka akmeniškiams palinkėti gerų ateinančių švenčių, turtingo Kalėdų senio, puikios nuotaikos ir gausaus Kalėdų stalo.